Labas visiems įsijungusiems šitą vlogą. Su tokiam smagiom žiniom pas jūs ateinu. Aišku, smagi žinia man, gal ne jums. Nelabai jūs čia liečia, bet vis tiek buvau minėjusi, kad pasidalinsiu būtent visą situaciją, kaip kas vyksta. Ką aš turiu omeny, tai apie tą atšauktą skrydį, kur mums buvo į Tailandą. Ir kaip mums seksis dėl kompensacijos. Tai žodžiu, mes laimėjom. Oro linijos atrašė, kad grąžins visą sumą. Tai yra maksimum, kiek galima grąžinti už atšauktą skrydį. Tai vienam asmeniui 600 eurų, tai visiems trims gavosi 1800 eurų. Tai va, mums beveik gavosi veltui kelionė į Tailandą pirmyn atgal, ta prasme biletai. Ką rekomenduočiau, jeigu kartais nutiktų va tokia situacija ir jums, tai iš karto rašyti į oro linijas tą pretenziją. Aš, kadangi dar prašiau tiems tarpininkams vadinamiems Kaikopui, nes man oro linijos kažkaip nelabai skubėjo atrašyti visą šitą situaciją dėl to atšaukto skrydžio. Aš dar kreipiausi papildomai į tarpininkus, kurie parašo už jūs pretenziją ir nusiunčia oro linijoms dėl atšaukto skrydžio, dėl vėlavusių skrydžio ir taip toliau. Bet jie gudručiai tiesiog pasidaro orinius pinigus už visą tą jų nusiuntimą, tą viso prašymą ir tarpininkavimą. Būtumėm turėjo sumokėti virš 700 eurų. Tai yra labai nemaži pinigai, tiesiog už nieką. Nu, tiesiog iš tų 1800 jie būtų pasiėmę tuos 700 ir mums dar būtų grąžinę apie 1100 kažkiek. Bet mums oro linijos grąžino visą sumą. Tai labai džiaugiuosi, kad su tais tarpininkais neprasidėjom iš pradžio, iš karto parašiau oro linijoms. Tokios smagios žinios, tai sakau, jeigu kartais jums tokia situacija, iš karto rašykit į oro linijas, o ne tarpininkams. Sėdi mašinoje su Tajum, Tajus graužia batą savo. Tai vyras išėjo reikalų susitvarkyti, mes šiek tiek palauksim, galvom automobilį, neįsim. Ir labai graži diena yra laukia iš tiesų. Ir čia yra ta graži didelė pilis su to gražiu didžiuliu sodu. Tai galvojam, susitvarkys vyras reikalus, greičiausiai eisim pasivaikščioti prie tos pilies. Dar gal kur nors pavalgyti, nes vėl esam be pusryčių išvažiavę. Ką aš norėjau pasakyti? Aš norėjau parodyti šitą kėdutę naują, ne naują, bet kitą nupirkom kėdutę tai automobilinė, jinai jau tokia rimta iš tikrųjų. Labai džiaugiuosi šitą kėdutę, nes jinai, ko labai norėjau, tai yra 360 laipsnių jie apsisuka, turi tą vadinamą bazę, labai tvirtai prisikabina. Nereikia papildomų automobilinių diržų. Pavyzdžiui, ta senoji kėdutė tai nepatikdavo, labai nemėgdavo sėdėti, nes jinai ten su diržais per kojas kažkaip sekdavosi, žodžius labai nervuodavos, nepatikdavo jam. O šita kėdė jam tiesiog žvalgosi, nes jinai yra aukšta. Žvalgosi per langą, labai patinka sėdėti joje, labai patogu. Šiaip ši kėdė yra skirta nuo gimimo iki 18 kg. Plius šitas kilnojasi į viršų, kaip ir sakiau, 3 šiam apsisuka. Ir plius yra dar tokia kaip gulima padėtis, galima šiek tiek jeigu užmigo, galima šiek tiek sėdynę tą kėdutę paversti. 300 šiam, gal kas nežino, kas tas yra 300 šiam. Tiesiog, kai kėdutė sukinėjasi, taip, jinai gali apsisukti aplink visą savo ašį, kas yra gerai, dėl to 3 šiam, todėl kad vaikai, jeigu nori išimti dėt, pasisukia į durų pusę, labai patogu yra išimti, prisiekti, nereikia per tą šoną kažkaip kišti vaiko, dabar galim visur keliauti be problemų. Einu susitvarkyti nagų, tada važiuodavau, dabar einu. Galvoju nueiti čia į mūsų prekybos centrą, į saloną pasidaryti nagų, todėl kad vakar labai vėlai užsibukinau laiką. Tiesiog galvoju pasižiūrėsiu, ar būtų laikas šiandienai, nes atsirado ekstra, kad reikia susitvarkyti nagus, vienas nulūžo, kitas atkibo. Žodžiu, aš žinau, kad tikrai mergaitai ten nebūčiau parašius tiek vėlai ir jinai tikrai nebūtų man radusi laiko šiandien. Tai va, einu pasižiūrėsiu, kaip padarys ir kaip tas darbas atlaikys. Grįžau susitvarkius nagus, bet negaliu sakyti, kad susitvarkius, nes, žodžiu, net nežinau, ką pasakyti. Sutvarkė, bet ne taip aš tikėjausi. Ką aš galiu pasakyti apie šitą nagą?
Žodžiu, jis man nuskilo, dėl to aš ir skubiai įsiregistravau, užsibukinau, kad man sutvarkytų. Bet man ką padarė, tiesiog nukirpo jį ir vat paliko tokią formą. Tai prasme, čia tik kur buvo sveiki nagai, okei. Šitas nagas irgi buvo kampas skilęs, nelabai paformavo formos, apie šitą tai iš vis patyliu. Ta prasme, visi tie vadinami tokie kaip, ovaliniai, kvadratiniai, o šitas nukirstas. Tiesiog nukirpo ir viskas tą atplyšusią dalį. Aš galvoju, kad priaugins, nes, ką žinau, nes kiek aš pati darydavausi, tai tiesiog su geliu ir su ta formelė prisiaugindavau, kur būdavo nuskilęs kažkaip nelygus. Kitą nagą, šitą netgi, mačiau, su superklijais suklijavo kampą. Mačiau, kad užtep patapšnojo taip. Bet šitą taip ir paliko. Aš, žinok, jau nieko nebesakiau. Aš taip žiūriu, kad jinai jau deda spalvą po bazės ir taip galvoju, okei. Ta prasme, tokį ir paliksi kreivą šleivą. Tiesiog gėda netrodyt, kaip taip galima palikti. Aš jau bent būčiau nudildžius iki pat galų, sakykime, iki to jau netgi gyvnagio, kad nors šiek tiek sulygint tą kampą, nežinau, nemoku paaiškinti. Tau daniškas talonas. Šiandien į lauką išėjom pasivaikščioti su šituo vežimu, savo didžiuoju. Visada važiuojam su tuo mažiuku kelioniniu, nes daug patogesnis, manevringesnis ir taip toliau. Bet pasiėmiau šitą ir užsidėjau tą sportinę dalį, kurią, nežinau, gal tik kelis kartus naudojau. Ir tai visai patinka joje. Faina, kad joje galima ir gulėti ir sėdėti, kadangi jinai taip visą kilnojasi. Tai visai fainai atrodo. Aišku, tik tai jeigu einu pasivaikščioti čia kur nors aplinkui, nes jeigu kažkur važiuoti, mašinoje jis labai daug vietos užima, tai nepatogu su juo važinėtis kažkur. Bet kad pasivaikščioti iš namų išeiti, tai visai nieko, tinka jisai. Ir kaip gražiai, žiūrėkit, žydi. Kaip jį vadinasi? Rododendrai. Jo, labai labai faina. Ir man šita vieta tai visada kaip iš pasakos kažkokios, nežinau. Grynai man toks pasakų kampelis. Nusipirkom naują namų tvarkytoją. Kodėl mums jo reikėjo? Čia supratot, siurblys plaunantis siurblys. Žodžiu, siurblys, kuris plauna grindis. Mes turėjom, pamenu, tą tokį paprastą robotuką iš Viledos, kuris siurbė ir tiesiog be galvos kažkur važinėja, jis pats savo kur nori. Ir turim vieną šiaip tą pakraunamą rankinį siurblį Dysoną, bet senai norėjom plaunamo siurblio, bet vis kažkaip čia gal nereikia, išsiplausim patys ir taip toliau, bet kadangi jis jau pradėjo ropinėti, šliaužoti, aš nežinau kaip ir kur jis prisigaudo visokių dulkių, nešvarumų, rankos ypač kojos, ta prasme pėdutės, žodžiu, aš per dieną kokius 2-3 kartus tikrai siurbiu ir plaunu grindis, neįmanoma taip spėti, tiesiog gali lakstyti paskui iš paskos jo ir plauti grindis. Tai viskas galvojam, perkam siurblį plaunamą, bet perkam tą jau rimtą tokį, kad nereikėtų lakstyti jam irgi iš paskos. Tai šitas siurblys yra, būtent vyras šitą išrinko, aišku, buvo pigesnių variantų, jo kaina tokia, nemaža iš tikrųjų, bet gal taip tikėsimės, kad jisai ir atidirbs. Šiandien pasijungiam, dabar čia plaunam, žiūram, tikrinam kas kaip ir kur. Kodėl tas siurblys yra geras, bent jau tai pirmieji tokie pliusai, tai kad jis pats apsitarnauja save. Nereikia jam ten vandens keisti dažnai, nereikia jam dapilinėti, išpilinėti dažnai, nes yra ta talpa, kur pilasi švarus vanduo, talpa, kur išsiurbia nešvarų vandenį, po to šluostį savo jisai išsiplauna, išsidžiovina, turi tą vakuuminį maišą, kuris, sakykime, dulkės įstraukia maišelį, vienu žodžiu, jis viską savo apsitarnauja. Tiesiog kars nuo karto išpilt vandenį, pilt ir šluostis tas pakeisti. Tai šiandien atvežė, vyras pusę dienos, žinokit, su juo pravargo. Todėl, kad niekaip neįmanoma jo prijungti. Prasme, parsisinti appsą ir niekaip nesusikonektina. Bandėm ir mano telefonu, ir vyros telefonas bandėm, ir turėjom dar tokį seną androidinį telefoną, jis galvom, gal netinka tie visi iOS-ai. Tai žinokit, buvo jau, galvom, teks gražinti. Bet gavosi taip, kad vyras dalinasi internetu į mano telefoną ir tada taip veikia, nes jisai neprisijungia prie namų interneto. Nežinau kodėl ir šiaip daug kas rašė komentaruose, kad neprisijungia prie namų interneto. Tai va, jeigu pirksit, žinokit, kad jeigu nepavyks prijungti, tai neprisijungia prie namų interneto, arba reikia modemo jau tą, kur 5G gal traukia, nežinau,
bet prie telefono jungiasi ir tai netiesiogiai turi dalintis internetu. Tai va, tokie reikalai. Pagaliau pasijungiam, čia kelis kartus jau praplovė. Šį planą gerai, aišku, tų funkcijų tai milijonas, ten, kad tyliau sirptų, garsiau gali sirpti. Kada nori, kad sirptų kiekvieną dieną, gali nustatyti ten 10-7 ryto. Bet vėliau, aišku, updatinsiu, kaip tas siurblys čia mums tvarkosi, plaunusi. Ir dabar svarbiausia, jisai ten nestovės. Ten vyras pastatė ir pažįstat mane, kad, nu, man užkliūtų dažnai šitas siurblys, ta dėžė, nes yra gan nemaža ta dėžė. Tai, bet aš vis tiek prieš perkant žinojau, kur aš jį jau statysiu, tai statysiu va čia, po šito staliuku. Aišku, mūsų darbų vadovas apžiūrinėja vietą jau. Taip, tinka vieta, tinka. Aha, elektra išvedžiota jau, taip. Jo, tai va, bandysiu statyti po šituo. Dabar, aišku, čia viską tvarkausi, nu, žodžiu, bardakėlis, šioks toks namuose, bet kažkur dabar reikės vėl kažkaip kažką perdėt. Nu, ką tu čia jogą užsiminėjai? Tai Jukai, jogą užsiminėjai. Tai va, bandysiu ten padėti, tikriausiai tilps. Aišku, tas siurblys yra pro viršų maitinamas, kaip pasakyti. Čia švarus vanduo pilasi, čia murzinas vanduo išsima. Reiks kars nuo karto jį ištraukti, kad galėčiau papildyti. Pripiliau šiandien vandens pilną. Čia jau murzinas vanduo, bet tikrai labai murzinas. Čia yra papildomos šluostės ir, aišku, pats siurblys. Toks visai smagus, gerai siurbia, gan tyliai iš tiesų siurbia. Tai, o čia yra jo va šitas maišelis ir čia sutraukė dulkį. Tai va dabar einu, nes tuoj mano elektrikas čia prijunginės ką nors. Žodžiu, netelpa jisai po šito stalu pasirodo. Va, jisai taip gal ir tą tarpą tilptų, dar nekišau. Bet taip normaliai netilptų, nes tėvo trukdo. Aš, ta prasme, net nekišau, bet aš matau, kad jie trukdys iš aukščiaus, tai... Nu jo. Bet aš vis tiek ką nors sugalvosiu. Žodžiu, niekaip kitaip nepavyko. Palikau taip. Kiek ilgai nežinau, bet tikrai neturiu kur daugiau dėti, nenoriu, kad jisai kristų į akis visada kažkur. Pasukau tik taip, nes bandžiau atstumti visą tą spintelį, visus baldus pastumti, nes pas mus vietos yra, tai galvojau pastumsiu taip, bet čia labai daug reikia stumti ir tikrai kažkaip atrodo keistai, jau baldai vidury kambarį. Nu, žodžiu, kol kas pastačiau taip. Dabar kitas klausimas, kur sudėti tuos visus daiktus. Tėva, nu, bet siurblys greičiausiai stovės dabar taip. Kiek ilgai, nežinau, bet stovės taip. Praėjusiam vlogui aš jums rodžiau, kaip tvarkiausi šitą spintos dalį ir tikrai daug rūbų atsirinkau, ko nebenešiosiu. Labai daug sudėjau savo Vintedą. Tikrai dedu labai daug rūbų įvairiausių, nes noriu atsikratyti. Ko nenaudoju, kas atrodo gal visai jau nebe į temą, nes nusprendžiau šiek tiek pakeisti, gal pakoreguoti savo stilių arba kažkokių naujų biškį vėjų įsinešti spintą, nes kažkaip, nu, atrodo, atsibodo, nu, ne taip kažkaip atrodo jau žiūris, nežinau kodėl, bet sugalvojau. Tai nusipirkau pirmą savo tokį kaip ir outfitą, naujo stiliaus, nu, ne visai, nu, žodžiu, parodysiu. Tai pasimenu tokią palaidinę, nu, palaidinę kaip palaidinę ir šiaip mano stiliaus jinai yra. Tokia laisvesnė, neaptempta, čia man atrodo XS. Jo, ir pasiėmiau va tokias, nu šitos kelnės tikrai ne mano stiliaus. Tai yra, žodžiu, tokios laisvos, kaip pasakyti, tiesios, bet plačios ir tuo pačiu neįrėminančios. Taip, kadangi aš neturiu klubų, tai man visokie aptempti džinsai ir kelnės, nu, dar labiau susiaurina viską, to ko neturiu. Ir tokios kelnės, kurios eina aukščiau, sakykime, vat nuo liemens ir čia plačiau, vizualiai paplatina šiek tiek klubus ir, nežinau, man visai gražiai kažkaip pasirodė, yra plius kišenės, nes aš dar prisižiūrėjau tų vadinamų outfitų, tos kapsulės. Tai visai vis įdomu pasirodė, galvoju, iš tiek nedaug rūbų galim pasidaryti daug outfitų. Aišku, ten turiu viską suderinti,
Ir realiai nusiperki keletą rūbų ir gali juos visaip mainyti, nešiot kitaip. Tai nežinau, visai man gražiai kažkaip atrodo šitas outfitas. Gal prilips, gal tiks, pasižiūrėsim. Bet vat, sakau, sugalvojau keisti savo šiek tiek stilių. Aišku, čia tik tai pradžia. Pirmasis outfitas, reikės daugiau kažką nusipirkti, bet visai taip smagu, visai taip norisi kažkaip pasikeisti kitaip. Tai anksti paryčiais gavau siuntą iš Sheino. Nesirodysiu pati, nes dar su naktiniais. Tai anksti labai ryte, nežinau, po 7:30 pažadino kurjeris, paliko siuntą. Tai galvoju, greitai parodysiu, nes aš jau baigiu čia viską ištampyti. Tai gerai, pradedu nuo daiktų. Tai tokį kepurytį užsakiau. Tokia visai faina, jam tiko tikrai. Po to paėmiau jam tokias kojas, jau vieną uždėjau patikrinimui. Kadangi pas mus yra grindys, niekur neturim kilimo. Ir kai jis bando ten atsistoti, ropoti, tai jam labai sunku slysta, tiesiog kojytės. Žiūriu, nusitrynė jau tokios puslytės ant pėdučių, tai galvoju, reikia kažkokių kojinių paimti. Tai paėmiau, kad būtų čia padukas guminis, čia šiek tiek priekis guminis ir kelienai guminiai. Tai va tokį vieną kojinį uždėjau tinka. Galvojau, kad labai šitas bus aukštai, bet ne, viskas normaliai. Tai va tokią vieną kojinę, porą kojinių. Po to paėmiau šiaip kojinyčių su gumytėm, bet aš nežinau, kodėl aš paėmiau nuo metų iki 2. Jam tikrai per didelis. Dar netikrinau, bet tikrai turėtų būti per didelis. Bet maža ką. Tai čia yra, nežinau, kiek 6, man atrodo, poros tokių kojinių. Tai šiaip kokybė gera. Medžiaga tokia faina, viskas, tai neturiu ko prikipti. Dar paėmiau. Kaip paėmiau. Tie antkeliniai irgi su tais guminukais. Čia 3, jeigu netiks jam šitus kojines, tai bus tiesiog arba ant kojų, arba ant kelnių užmauti. Taip, ką aš dar paėmiau? Pasiėmiau tokį, bet čia labai, nežinau, žiūrėsiu, kaip čia gausis. Kadangi šitas staliukas, tajus, jis yra tokiu groblėtų, ta prasme, nelygių paviršių ir nelimpa tie indai, kur, žinot, kad prikibdai ir kad vaikas nepakeltų tų indų. Tai nelimpa jisai, tie visi indai mano prie šito. Tai galvoju, reikia uždėti kokį nors kaip plėvelį, kažką tokį lygų, kad tie indai priliptų. Tai čia tokia yra, kaip apsauginė plėvelė turėtų būti, bet jau tokia plona, nežinau, žiūrėsiu. Tiesiog šiek tiek tokią dalį iškirpsiu, užklijuosiu ir galės indus normaliai uždėti, kad jisai nenuimtų jų. Toliau nusipirkau tokį ginklą. Čia, žinot, tas yra rūbams toks, kur kainas pridėti. Tai kadangi vėl planuoju į tą varyti, tas sendaikčių parduotuvė, vėl priduoti visokiausių rūbų, visokiausių ten daiktų ir taip toliau susikaupė. Tai galvoju normaliai, kad būtų tiesiog gražiai, patogiai. Tai va šitas ginklas, pasiėmiau tų kainų papiriukų, bet per maži. Jau ėmiau pačius didžiausius, galvojau, kad tikrai bus didesni, bet labai jau mažiukai. Nežinau, pažiūrėsim. Ir dar 2 užsisakiau komplektus su pačiu dydžiu. Ir dar čia pasiėmiau, sakykime, ar daiktams ir kažkokiems irgi rūbams, kur negalima, sakykime, su tuo ginklu. Tai tie tiesiog laikikliai, bet tokie irgi labai dideli. Ne irgi. Šitie dideli, šitie maži. Tai, nežinau. Taip, ką, pagaliau pasiėmiau normalią rankiną. Laikrodžiui, tai jau matavausi tinka iš pločio šitos vietos. Taip, ir kas dar liko, liko rūbai. Tai pasiėmiau dar vieną pižamą. Aš jau šitą vieną turiu, sakiau, labai faina yra. Tai pasiėmiau dar vieną, tik kitos spalvos. Čia, man atrodo, dydis, nežinau koksai dydis, man atrodo, S ar XS, net neparodė. Šito labai faina tokia miela medžiaga. Gerai nešiojasi. Ir po to pasiėmiau 2 tokias kelnes. Tokios laisvos, žodžiu, ne mano stilius, bet bandysiu stilių šiek tiek keisti, tai gal kažkaip tiks. Ir čia yra tokie marškiniai. Nežinau, kodėl užsimaniau tokių dryžuotų, mėlynų su baltais. Vasarai turiu baltus džinsus, gal tiesiog priderinsiu kažkur. Tokie gan platus tie marškiniai. Aišku, ten parodyta buvo taip labai gražiai užlenkta ir taip toliau. Tokie kaip lininiai. Normali medžiaga, nepasakyčiau, kad būtų labai baisi kažkokia. Vienos kelnes. Tokios labai plačios, jos kaip sijonas. Bet čia taip, ta prasme, kaip įliemenuota toks, aptemptas tas liemuo ir nuo liemens platėjantis. Tokios platėjančios. Kadangi aš liemens klubų nelabai turiu, tai tokios lengvai krentančios, platesnis, gal kažkaip ant manęs gražiau atrodys. Ir čia užsitraukia šonas. Medžiaga tokia, ir baisi, bet tokia plonytė iš tiesų. O kitos tokios šviesios spalvos,
Čia jau šiek tiek kitoks modelis, susiriša čia diržiukai. Aha, čia va toks kaip irgi iškirpta. Medžiaga kitokesnė, jos nėra platėjančius, bet tiesiog tokia tiesaus kirpimo, bet tokios irgi platesnės. Nu, šitos platesnės, šito šiek tiek siauresnis. Tai va, eisiu pasimatuoti, žiūrėsim, kaip čia atrodys. Pasimatavau, juodas pasilieku, visai neblogai atrodo, šitas gražinsiu, nes kažkaip šita vieta negražiai atrodo ir plus persišviečia viskas. Tai atrodo medžiaga storesnė, bet persišviečia. Na, marškinius irgi gražinsiu. Kažkaip atrodo kaip iš kalėjimų pabėgus. Grinai, man atrodo, kalėjimų apranga. Ar kitaip atrodo juostas kalėjimo? Ne, man atrodo, taip ir atrodo. Žodžiu, kažkaip nežinau, nelabai ant mane žiūri šitie marškiniai. Trumpas updėtas apie siurblį. Kadangi naudojam jau kelias dienas, tai galvoju pasidalinsiu. Mama su kučiai šneki, mama su kučiai šneki. Žodžiu, supratom, kad šitas siurblys turi vieną tokį minusiuką. Bet realiai tai didžiausias trūkumas, ką gali siurblys turėti, bet jau šitas. Tai, kad jisai nesiurbia. Nu, ta prasme, nesiurbia. Jisai siurbia ir plauna kartu, arba tik plauna. Jeigu nori, kad siurbtum, turi nuimti tuos plovimo padėlius vadinamus, kitaip ant kilimo jisai nevažiuoja. Jis privažiuoja prie kilimo, jaučia, kad jisai ten pasijungia siurblys ir nuvažiuoja tiesiog, net neužvažiavęs, truputį priliečia ir tiek. Gerai, kad pas mus nėra daug kilimų, tik tai yra vonioj kilimėlis ir prie durų kilimėlis. Jeigu būtų namuose daugiau kilimų, tai tiesiog būtų iš tikrųjų labai nusivylę šito siurbliu. Bet jeigu nori, kad jisai siurbtų kilimėlius, kaip ir sakiau, turi nuimti tos padus, tada jis viskas puikiai siurbia, gerai viskas tvarkoja. Bet sakau, siurblys tikrai geras, labai gerai išvalo, labai gerai išplauna. Labai protingas, nes jis yra ir smart, vienu žodžiu gali jis pats viskas su savim susitvarkyti, bet vat problema tokia, jeigu nori išsiurbti, vis tiek dar su juo turi turėti reikalų. Nes matėm, yra kitas modelis, būtent to pačio siurblio, to pačio gamintojo. Kitas modelis ir dar netgi pigesnis, kuris siurbdamas kilimą tuos padukus plovimo, kaip pasakyti, pasikelia jisai pats. Ir dar pigiau kainuoja, ir dar baltos spalvos. Nes jis labai sunkus, tai galvoju, paimsiu, supyko šiek tiek. Tai va šitie padukai tiesiog tokie yra magnetiniai nusiema ir tik nuėmė jis jau pasako įjungta siurbimo funkcija, tik tai siurbė. Nu, sakau, pirkom, nepasidarė namų darbų, realiai vyras pirko. Tai, žodžiu. Šiaip dar vienas dalykas, kuo labai džiaugiuosi, kad šitam siurbliui galima pilti į vandens tą talpą įvairiausius kvapus, ploviklius. O aš kaip tik turiu labai daug prisipirkusi praeisiu kartą kažkada čia tų mėginukų iš 8-9 Aromatic ir jie puikiai čia eina, namai labai skaniai kvepia. Turiu keletą kvapų, tai žinokit, visi skaniai kvepia, negalėčiau išskirti ne vieno. Prabangiai iš tiesų namai kvepia, tai įpilu šiek tiek vieną kamštelį, nu žinokit, wow. Labai patinka, kad dabar galiu normaliai naudoti tos grindų ploviklius. Seniau tą paprastą šluotą, tiesiog įsilašindavau kelis lašus ir viskas, o dabar čia galiu šitam siurblį naudoti. Nelabai rekomenduočiau šitą siurblį, bet jeigu neturi daug kilimų, arba iš vis neturi, tai liuks, labai geras siurblys. Laukit, kompas eina į trasą. Bet jeigu turit kilimų, tai pagalvokit, ar pirkti verta šitą siurblį. Nebent galit laksyti prie jo, nuiminėti visada tą šluostas. Bet, aišku, būtum tai žinoję tiksliai, tikrai nebūtum šito modelio pirkę, nu yra kaip yra. Tai va tokie reikalai, toks updėtas apie siurblį. Šitam vlogė, manau, viskas užteks, visko po truputį parodžiau. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad prenumeruojat ir susitinkam greitai kitame mano video. Ate.